Žinau, kad netikėta turbūt per 2 savaitės 2 video pas mane matyti į YouTube įkeltus. Bet kaip ir sakiau praeitam video, man šitas kontekstas video kūrimo yra man realiai palankiausias, dėl to aš... Jeigu tik žiūrėsit, aš ir nesustosiu kurti. Iš karto sakau, nesustosiu. Man sportuoti ir šnekėti apie sportą yra tiesiog realiai malonumas. Tiesiog malonumas. Man patinka tai daryti. Ne? Visą laiką... Man pačiam patinka būtent toks kontekstas video kūrimo, kai galiu aš tiesiog šnekėti valandom apie sportų temom, vos ne podcast'o tipo. Man nereikia per daug galvoti, sukti galvos, kaip ką sakyti ir panašiai, kas man labai dažniausiai atbaido tą visą Tai ačiū visiems, kas aišku pažiūrėjot praeitą video. Iš tikrųjų nesitikėjau aš, kad net arti jau 2K video per savaitę surinksiu. Tiesiog šnekėdamas apie sportą, dalindamasi savo, psichologiją apie sportą, savo patirtimi. Man čia yra, sakau, maloniausias dalykas, kai atrodo aš neturiu apsimesti, ar ten, kaip ten šiais laikais clip farminti ir panašiai, kad eik tu na, čia duobės, eik tu na. Žodžiu, aš tikiuosi, kad aš dar kadre esu. Tai va, aš šnekėjau apie tai, kad man labai tas yra malonus dalykas, kad aš galiu tiesiog būti visiškai savimi ir turiu omeny pateikti tą patirtį savo apie sportą, ne, tiesiog būnant savimi, nereikia labai įsišokti, kaip, šiais laikais aplamai, pavyzdžiui, TikTok'e, tai iš vis tas informacijos gavimas iš TikTok'o yra toksai juokingas, dėl to, kad atrodo vienas kažkoks žmogus, kuris yra apsiskaitęs, kuris, tarkim, turi informacijos, kuris turi daug patirties, jisai gali kažką įkelti, aš šneku, tarkim, apie užsienio, ne, kažkokius ten rimtus influencerius. Tai kiti visi, kas seka, tai tiesiog kopijuoja tą patį per tą patį. Aišku, treneris, influenceris, jo toks darbas yra realiai, tu visą laiką kopijuoji tą informaciją, bet aišku, juokinga iš tos pusės yra, kad tą daro žmonės, kurie nelabai turi kaip pagrįst tą informaciją. Tarkim, ką aš noriu pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, galiu pagrįst daug informacijos apie sportą, būtent savimi, ant savęs, ne, ir tarkim, 7-8 metus treniravau ant klientų, ne, tai būtent per tą patį parėjau. Tai yra, pavyzdžiui, tos teorinės visi žinios, kur tu sužinai per, tarkim, kad ir straipsnius, nemėgstat mokslinius straipsnius. Šiais laikais visi remiasi moksliniais straipsniais. Mokslinis straipsnis, visur moksliniai straipsniai. Bet patirtis, būtent praktikoje šito dalyko reikia daug laiko. O daug laiko, tai čia jau šito dalyko neaplenksi, kad ir su sterais tu užsiauginsi raumenų, tu vis tiek negali žinot, koks dalykas yra efektyvesnis už kitą. Tau neišeis, ta prasme, to patikrinti. Tuo labiau su sterais tau neišeis, tuo labiau patikrinti. Kai, tarkim, sportuoji natūraliai, kai progresas yra lėtas, tau lengviau išeina net suprast, pajaust, pamatyt, kas labiau tau atneša rezultatų kažkokio, ne? Tai šnekant, kas labiau atneša rezultatų, daug kas iškart galvoja, kad čia maždaug gali būti kokie pratimai, tarkim, ten dar kažkas. Apie šitą dalyką aš irgi šnekėjau, pratimai čia yra labai maža dalis, aplamai mažas procentas, kuris gali labai keistis, tarkim, kas labiau, kas geriau, kas blogiau, čia, tiesiog čia irgi toksai yra, kaip ir sakyčiau, influencerių išmislas, kad kažką parodyti vis naujesnio, vis tos programos kūrimos panašiai, vis kažką daryti. Pats logiškiausias, aktualiausias dalykas yra tai, kad kiek yra populiarių ir labai gerai atrodančių sportininkų, olimpijų ir panašiai, ten, kurie daug raumenų užsigino, net nuo senų laikų. Dauguma šitų visų sportininkų, kad paėmus per 30-40 metų, jie visi sportavo, net daugiau gal, sakyčiau, šiam metu. Jie visi sportavo per skirtingas programas. Visą laiką, pas visus skirtingos programos. Ir visi sakys visą laiką daryk taip arba daryk taip. Bet galų gale vis tiek visi atrodo gerai. Bet, tarkim, koksai, nežinau, Schwarzeneggeris turės kokią upper chestą nesveiką dėl genetikos. Visiškai dėl genetikos. Ir visi dabar galvos, kad reikia pasitikėti, kiekvieno žodžiu, ką jis sakys, daryti būtent apie chesto, treniruotę. Tai šitą žmonės turėtų, manau, po kažkiek laiko suprasti ir atskirti, kad tai tiesiog
labai mažai įtakos turi šitos visos aplamai programos ir panašiai. Man šiaip juokinga, kad aš atsimenu, čia neseniai pradėjau vėl prieš, nežinau, 3-4 mėnesius kelti į TikToką ir apie sportą ir kartais arba laivą padarau ir vis paminiu ten kokį supersetą, tokį dalyką. Pavyzdžiui, anksčiau supersetai buvo labai populiarūs dalykai, ne, jie yra efektyvūs, ypač prisipumpuoti raumenis, jie yra šiaip efektyvūs. Ir pasirodo per tos 4 metus TikTok'e čia dabar mada, tendencija yra, kad stumt vos ne ant, nu ne tai, kad stumt, bet ta prasme, kad superset yra visiškas šūdas, ar kokie dropsetai ir panašiai. Perskaitė vieną kitą mokslinį straipsnį, viskas dabar staiga čia tapo šūdas. Bet visi iki tol sportininkai dar dabar, iki dabar dar sportuoja visokie, net ir cibamai, su super serijom dropsetais. Bet pagal juos čia dėl to, kad dabar išėjo čia toks straipsnis, čia dabar influenceris kažkoks sukūrė video, čia dabar jau viskas čia esi blogas dalykas, čia negaliu patikėti, kad tu darai supersetus. Tokiais atvejais net sunku kažką pakomentuoti, net nežinai ką pasakyti, prasme, į tokius komentarus. Biški liūdna daras, nemeluosiu. Tai va. Dabar kitos žinios. Aš žinau, kad ta kamera juda, aš atsiprašau. Aš labai atsiprašau. Dabar kitos žinios yra tokios, kad pas mane streamų nėra ir nebus, nežinau kurį laiką. Biški liūdnos žinios, kompas mano visiškai perdegė. Sekundžiai dingo elektra, įjungiau kompą, girdžiu tokį puft, perdegė visiškai vaizduškė, motininė, jau ta prasme net vizualiai matosi, kad perdegė tipo. Normaliai žaliau aš prastovėjau per žalią šviesą. Zaibys vlogeris, ne? Ir esmė tame, kad neturiu pakankamai gerą kompą aplamai streamam daryti. Turiu kompą dabar, su kuriuo manau gal išeis šiaip ne taip išrenderinti video. Sueditinti išrenderinti, gal šiaip ne taip, ten labai jau palyginus prastas kompas, tai biški liūdna man dėl to, kad negalėsiu savo mėgstamus veiklos daryti, streamint. Šiandien darysiu vėl viršų. Dažniausiai taip sutampa, bet ir šiaip aš, aišku, kai kojas apačią darau, kažkaip aš nežinau, apačia pas mane iš vis labai sunkiai būna. Ir man paskutiniu metu aš iš vis labai taip apleidžiu tas kojas daryti, ne taip stipriai darau, kaip turėčiau. Ir tuo labiau su kamera, su filmavimas, aš žinau, kad pas mane treniruotė būtų dar prastesnė, žinai, tai aš nežinau. Aišku, dažnai kojas nedarau taip, kad bloga pasidaro. Tai gal net ir nauda būtų biški daugiau pailsėt, pašnekėt. Šiaip aš jau pre-workoutą esu išgėręs, bet būtent greit įsimečiau ant greičio, norėjau parodyti jums pre-workoutą, kurį dabar geriu, gal kam įdomu. Šitą pirmą kartą iš vis geriau maltui, aš nežinau, matosi šitą. Geriau maltui šitą pre-workoutą, bet jisai kažkodėl mane taip velka, aš nežinau, kas yra. Čia kofeino tai įdomi, taip parašyta, pavyzdžiui, skupė parašyta 2PM, lietuviškai. 2PM parašyta? Kur čia yra? Čia. 2PM. Nesimato, nefokusuoja. O čia 200 kažkodėl. Aš nežinau. Bet žodžiu, čia irgi beta-alanino nėra tiek daug. Bet blemba, nuo jo toks keistas jausmas. Taip keistai. Aš tų pre-workoutų esu 100 išbandęs per gyvenimą. Bet šitas taip įdomiai veikia, ta prasme. Man patinka, man žiauriai patinka. Man patinka tas, kas atrodo nėra tiek daug kofeino, bet užtenka vieno skupo, kad labai jaustųsi pats pre-workoutas. Pavyzdžiui, kad tai tas poveikis kaip beta-alanino, ne, ten kūną, nežinau, niešti, ten. Va tokie dalykai man labai patinka, tai toks stimulas, tokį duoda stimulą, man labai patinka tokie pre-workoutai. Tai šitas pre-workoutas žiauriai geras, aš čia ir pirkau Apolonę, aš Apolonę jį pirkau. Žiauriai geras, realiai. Aišku, jis ten paskutinis buvo likęs, aš nežinau, dabar dar ir kam sunkiai sekasi surasti tokius labai stimuliuojančius pre-workoutus, tai siūlau išbandyti. Eik, Алло. Ё-моё.
Pirmą pratimą darysiu aš greičiausiai ant šito treniruoklio nugarai po vieną ranką. Šiaip daryčiau, tarkim, kad ir čia po vieną ranką, ne, ant šito. Bet esmė tame, kad aš per daug, čia jau per daug bicepsą aš darau. Jeigu šiaip po vieną ranką aš įprastai darau bicepsą labiau pajungęs, tai ant šito treniruoklio, kadangi aš iš vis pilnai negaliu normaliai rankų ištiest, jeigu aš laikau gan siaurai, tarkim, jeigu aš, tarkim, rankę nulaikau, aš tarkim, gerai, parodysiu. Aš rankas laikau gan plačiai. Aš jas išties galiu, ane? Pats vos man tik reikia atsilenkti. Ir aš jau esu pakėlęs svorį. Jau čia esu pakėlęs realiai svorį. Tai aš praktiškai galiu ištempti savo nugarą, negaliu. Čia, darydamas su viena ranka, kadangi viskas eina, visas rankena per vidurį, man to padaryti neišeina. Va, žiūrėkit, aš net pilnai rankos net neištiesęs, nugaros neištempęs, aš turiu vos ne šitaip atsilošti. Vos ne šitaip turiu atsilošti, ką daryti. Žiauriai nepatogus treniruoklis būtent, jeigu aš noriu daryti po vieną ranką. Todėl man čia iš vis neišeina. Arba net su siaura rankena irgi tas pats. Tarkim, šitai pasiėmu siaurai. Tai padarysiu šį kartą treniruoklį. Pristraukimus kiekvieną kartą darau praktiškai kiekvieną treniruotę. Ir vos nepradedu nuo jų, tai kažką pakeisiu, kažką kito padarysiu. Viršų dariau prieš 3 dienas, ne? Tai vakar polsis buvo, užvakar kojos ir viršų dariau prieš 3 dienas. Tai dar jaučiasi gan stipriai silpnumas raumenyse. Nėra taip, kad, tarkim, aš negaliu visiškai daryti. Galiu, bet jaučiu, kad, tarkim, taip neperforminčiau, jeigu dar pailsėčiau vieną dieną. Tai pas mane dažniausiai maksas performo diena būna, kai aš, pavyzdžiui, pas mane, jeigu programa eina viršus, apačia, polsis, viršus, apačia, tai dabar vat yra praėjo, tarkim, viršus, praėjo, apačia, polsis praėjo ir dabar šita diena yra viršus ir kitą dieną, tai yra rytoj, darysiu vėl apačią. Tai tarkim pas mane ir tada bus 2 polsio dienos, ne? Tai po tų 2 polsio dienų daryti viršų man yra daug geriau, va tada aš dažniausiai būna performinu, kasėja jėgos rodikliais. Dabar dažniausiai per tokias treniruotės kaip šiandien viršaus, aš darau tokias raumenų grupės, kur gal mažiau padarau būtent per tas treniruotės, kur noriu performinti, ant daugiau biškį svorio iškelti, pavyzdžiui, pristraukimų padaryti su daugiau svorio. Tai gal rankų biškį daugiau padarau, pečių padarau daugiau, pavyzdžiui, kokį kaklą įjungiu, ten gal presą kažkokį padarau, tokių pratimų pakaitelių šiaip, kurių mažiau darau įprastai. Po biškį užkelsiu čia daugiau svorio. Čia pagrindas šitą pratimą, kai aš darau, tai tiesiog žiūriu, kad bent kažkiek ištempčiau savo nugarą per ranką, kad net pereitų. Bicepsas irgi neblogai čia dirba, bet aš tikrai nevengiu to. Dar apšylu, keletą judesių padarysiu, ne per daug. Aš per tam video šnekėjau, kaip ir tokia tema buvo sporto psichologija, bet aš nenoriu, kad žmonės suprastų klaidingai mane, neteisingai, ne taip. Tas dalykas, tas sporto psichologija, pagal mane yra labai svarbus dalykas sporte, labai svarbus. Viskam, realiai viskam. Naujokams, patyrusiems, labai patyrusiems, net kurie rimtų rezultatų siekia, labai svarbus dalykas yra. Ir aš manau, kad šitas dalykas yra svarbiausias, apie kurį reikėtų labiausiai šnekėti. Aišku, daug kas, žinai, pasakytų, ai, kas čia tu toks, jeigu kad šnekėtum apie, tarkim, sporto kažkokią psichologiją, ne? Iš dalies yra, čia realiai jo, jūs tokiu atveju būtumėte teisūs, bet iš kitos pusės, žinot, kai ilgą laiką sportuoji, kai pasiekia, aišku, tam tikrų rezultatų, kas sieja ten kažkokį raumenų augimą, dar kažką, aišku, net ne šitus dalykus, atmetu šitus dalykus, tiesiog, kai domiesi šiais dalykais, tiesiog per savo tam tikrą patirtį aš mačiau daug pavyzdžių, ypač kai treniravau žmonės, daug pavyzdžių, kas, ta prasme, ženklų, kurie, tarkim, lydi tave ties link gerų kažkokių rezultatų,
ženklų, kurie tave lydi ties, tarkim, iš jų sporto metimo, dar kažką. Aišku, aš nesakydavau to dažnai klientams, bet aš dažnai matydavau, kad žmogus ateina pasportuoti, vos ne iš reikalo, aš matau, kad jeigu mane šiandien nebūtų, to žmogaus irgi salėje nebūtų. Ir dauguma žmonių, aišku, net ir pasiima trenerius dar iki dabar, šiaip imdavo trenerius, imdavo mane kaip trenerį vien tam, kad sportuot galėtų, kad lankytų sporto salę. Atrodo, kad be trenerių jie iš vis nelankytų. Čia irgi vėl atrodo tokia sporto psichologija. Nu, taip neturi būti. Taip neturi būti. Čia blogas yra, kaip čia pasakyti, supratimas, blogi tikslai, blogi prieėjimai prie tikslo. Nelabai tas gerai būtų iš vis ateičiai, vien tam, kad jeigu trenerio aišku nebūtų, tu pats viskas nebesportuotų mane. Jeigu, kad ir ne treneris, aišku, gal draugas, draugė, be jų irgi nebesportuotum, vienas negalėtum sportuoti, tau reikėtų visą laiką kažko šalia, visą laiką reikėtų kažko, kas kažką parodytų, tau padaryti. Pradžiai tas tinka dalykas, aišku, tinka, bet mes turim vis tiek salėje mokėti, ta prasme, vystytis, mes turim plėsti savo tą žinių bagažą, kaip čia ką daryti, kokią techniką panašiai daryti. Ne dėl to, kad, tarkim, kad mes, kad tiesiog žinotume daug pratimų, dar kažką, mes čia norim būti bodybuilderis, mums reikia žinoti viską. Ne dėl to. Tiesiog, jeigu tu nori, kad ir minimalių rezultatų, tu turi žinoti, kaip tą daryti. Vien tam, kad tau treneris ateis, parodys kažkokiu kampu, kaip kažką daryti, tu vis tiek darysi greičiausiai prastai, dėl to, kad tu net apie tai net negalvoji, net neatsimeni. Jeigu tu apie tai galvoji, tu tai atsimeni, reiškia, tu jau viskas, tu jau mokasi, tu jau vystai savo žinių tą bagažą apie sportą. O kas čia nėra sunku? Čia šitie dalykai, kas sieja tam, pavyzdžiui, pratimų technika, jie iš vis nėra labai, ta prasme, jie nėra sunkus, juos atsiminti yra lengva, iš tikrųjų lengva. Reikia tiesiog laiko, kaip ir, tarkim, ten raumenų augime lygiai tas pats dalykas galioja, reikia laiko. Čia šito dalyko neaplenksit. Mes norim mokytis bet ką, mums reikia laiko, kad išmoktų, ne? Tai reikia tiesiog neskubėti, o dažniausiai sporte tai priimta, kad mes turim, bet mes norim greitų rezultatų. Visą laiką greiti rezultatai, tada dažniausiai, ypač šiais laikais, visi prieina prie to, kad jau ateina sterai, visokie hormonai, testas ir panašiai, kurie jau pakelia mūsų rezultatus į priekį, bet vėliau atneša daug labai nepalankių sveikatos problemų. Tai bet kokiu atveju, kad ir su tais pačiais sterais reikia suprasti, kad rezultatų vis tiek greit nebus. Sterai pagreitins visus šitus dalykus, bet kokiu atveju, bet greitų rezultatų nebus, jų tiesiog nebus. Ir jeigu tu tiesiog čia esi dėl greitų rezultatų, tai geriau, kam tu? Nereikia to sporto. Tau realiai nereikia sportuoti. Nori kuo greičiau pasiekti gerų rezultatų, gerai, norėk, bet turiu omeny, kad vis tiek nusiteik taip, kad tu čia ne mėnesiu esi, tu čia ne metams esi. Ateit nusimest. Jeigu tu visą gyvenimą, tarkim, buvai masyvus, ant masės, storas buvai, ir tu, tarkim, ateini, čia nori per pusę metų nusimest visą svorį, atrodytų, čia labai sunkus dalykas, čia žiauriai sunkus dalykas. Čia greičiausiai, jeigu tu taip stipriai varysi tos pusę metų, greičiausiai tu per vieną mėnesį, kai nebesportuosi, tarkim, ten palūši, pas tave viskas sugrįš. Reikia tą priimti, sakau, reikia tą žiūrėti kaip į ilgą dalyką, reikia jau pritaikyti per savo kaip ir kasdienybės, ne? Tai, nežinau, tas, tarkim, koks gyvūnas, nežinau, turi kokį gyvūną, nusipirki kokį gyvūną, dar kažkaip globos mums pasiemi kokį gyvūną, ne? Viskas dabar tai reikia juo rūpintis, tai po biškį prisitaikai, žinai, ten prie to gyvūno, kad reikia pamatinti, padaryti. Lygiai tas pats dalykas sporto salėje. Mes turim prisitaikyti prie to, kad reikia to tokiu metu pavalgyti, tą padaryti, viskas po truputį. Aš vėl nuklydau nuo temos, taip žiauriai, eiktona, apie ką aš čia japinu. Tiesiog viskas dėl to, kad aš tiesiog norėjau pasakyti, kad aš nuo tos temos apie sporto psichologiją nenukrypsiu per daug ir jinai pas mane bus kiekvienam sporto video, nes čia pagal mane čia yra vienas realiai svarbiausių dalykų, apie ką dažniausiai mažiausiai kalbama yra. Sakau, visi ieško pastoviai kažkokių trumpų kelių, tai yra, tarkim, kokį pratimą man daryti, kaip daryti, kada daryti, ką valgyti, viskas. O liktais nuo to čia, pas mus dabar atsiras rezultatai.
Nu, čia nemažai bicepsas dirba. Nemažai. Nemažai bicepsas dirba, bet galiu dar biškį svorio pasimti. Svarbiausia, kai tokius pratimus darot, pasistengkit, kad ir sunkiai gaunasi, ypač su sunkiu svoriu, pečius biškį atgal atmest ir laikyt jų nepakeltų į viršų, kai darot pratimus. Pavyzdžiui, pas mane kaip ranka pakyla, kad nebūtų va toks petys, kad biškis būtų nuleistas, bent biškį, kad šiek tiek nuleistas būtų, ne? Ir per šitą vietą irgi jį traukti į apačią. Va, tarkim, va, žiūrėkit, čia skirtumas. Aš čia dabar ištiesis taip pat ranką su ir va čia va, ne? Čia ne tai, kad aš ištempiau šitą vietą, o aš tiesiog atpalaidavau va šitą vietą. Petį. Ne? Tai čia viskas eina va per viršų. Matot? Tai jeigu darot nugarai, nugaros apačiai, akcentuoju gal labiau daryti. Pečius atgal laikykit. Pečius atgal. Nebent darot šragsus kokius. Irgi su svorio, tai čia yra jau akcentas, kai šraginį grinai per būtent trapecijos vidurį judėt per šitą pečių vietą, kurią parodžiau. Realiai, kas sudėtingiausia čia vienam tai va filmuotis, kai nematau net ekrano, kad net nežinau, ar aš čia gerai save nusifilmavau, gerai atrodo, gerai telpu į kadrą. Tokiu atveju būtų gerai save matyti. Dabar mityba, pavyzdžiui, ką valgau dabar. Kadangi aš, aišku, ryškinuosi, tai, aišku, pas mane kalorijų daug mažiau negu šiaip įprastai valgyčiau ir dažnai jaučiuosi irgi silpnas kūdas. Ypač šūdiniausias dienas, kada ir jūs, aišku, dažniausiai jūs jaučiatės maži ir iškart sakau, dėl to gali pilnai nesiparint. Dažniausiai, kai tu padarai kojas, kitą dieną tu atrodysi labai tu atrodysi žiauriai prastai atrodysi. Bet galiu iškart sakyti, nesiparinkit, čia yra taip yra, dėl to, kad kojas raumenų grupės yra ir kai jas padarai tiesiog jau maksimaliai, jau kiek išeina, jau ten organizmas jau puola visiškai į tos tokį poilsio režimą, tokį atsistatymo režimą. Ką reikėtų tada daryti? Tada labai reikėtų kaip tik, žinau, kad poilsio diena, ne? Bet per poilsio dienas mes kaip tik turėtume daugiau valgyti tokių statybinių medžiagų, kas yra statybinės medžiagos, tai labiau baltymų, ne? Tai per poilsio dieną po sporto dienos mums reikėtų labiau kreipti dėmesį į baltymus. Tai, tarkim, aš per poilsio dienas daugiau net baltymų valgau negu sporto dienom. Sporto dienom, ypač kai ryškinos, aš tą labai akcentuoju, dėl to, kad negaliu per daug kalorijų valgyti. Sporto dienom aš valgau daugiau angliavandenių, net būna, pavyzdžiui, kažkokių, nežinau, aš visą laiką esu žmogus, kuris mėgsta saldų maistą, tarkim, ten saldumynus panašiai, tai aš, pavyzdžiui, suvalgau kažkiek galiu guminukus valgyti. Išgeriu pre-workoutą, ne, su kretinu. Kretinas labai gerai veikia su angliavandeniais. Tai, žinai, nes kaupia vandenį, angliavandeniai kaupia vandenis labai. Tai guminukus suvalgau. Aišku, tas greitas cukrus yra pats tas, sakyčiau, prieš treniruotę, bet pas mane, sakau, sporto dienom būna užkrova angliavandenių, aš užkraunu angliavandenių, o ypač prie sporto, kad turėčiau daugiau jėgų, o ypač jeigu ryškinės, tuo labiau, kai, žinai, mažiau energijos aplamai pas tave būna kiekvieną dieną. Tai taip ir atrodo mityba, labai daug valgau, tarkim, visokių, sakau, graikiškų jogurtų, kiaušiniai, graikiški jogurtai, graikiškus jogurtus, nežinau, maišausi su baltymais, pavyzdžiui, susimaišai graikiško jogurtą, ten, kad ir, nežinau, kiek ten gramų, 300, kokie 5 gramų, 400 gramų jogurto, ten bus apie kažkur gramų baltymų, su kokiu vienu skupu baltymų, tai bus kokie jau šiam 5 kokie gramai baltymų, dar kokiu uogų, tai nežinau, šilaugių gali užsimest. Ir tiesiog labai liesai baltymų užkrauni, ne užkandi, tipo. Tai baltymų rinkti, daug kas sako, kad yra sunku, baltymus rinkti yra žiauriai lengva, iš tikrųjų žiauriai lengva. Pavyzdžiui, man vištieno baltymais tai iš vis žiauriai lengvai susivalgo, nežinau, 100 gramų vištos turi, žinai, irgi apie 7-5 gramus baltymų, bet tai suvalgyti 100 gramų vištos yra taip easy, ta prasme, jūs gal patys nelabai, kas nesisveriat maisto, nesuprantat, kiek čia iš tikrųjų mažai yra. 500 gramų vištos suvalgyti tikrai kiekvienas iš jūsų galėtumėt per dieną easy, lengvai, ta prasme, lengvai. 500 gramų vištos easy. Nu, nebent jeigu esi, nežinau,
moteris sveri 5 kilų, tada aišku, jau kita tema, žinai. Čia kita tema, čia labiau jau būtų gal pas mane tie patarimai arba šiaip tokie pasakymai tai apie bičius sunkesnius. Gerai. Dešinė ranka atrodo, kad ir didesnė, ne? Bet darosi daug sunkiau, pavyzdžiui, nugarai daryti. Atrodo, aš pamečiau skaičių ir padariau 6 su šitą ranką. Tobulą techniką išlaikyti visą laiką, tobulą techniką kiekvienam pratimui išlaikyti yra tame ir esmė, kad yra labai sunku, kai darai iki maksimumo. Apie šitą dalyką aš irgi šnekėjau per live. Kai tu darai pratimus max, kai save spaudi max, bandai spausti savęs viską, tobulą techniką išlaikyti, žiauriai sunkus dalykas, praktiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, pasižiūrėkit visus, nežinau, kad ir gerai, po vieną rep maxą galite pasižiūrėti visokius Olympic weight lifterius, ten shape lifterius, visi, kurie dažniausiai kelia svorį, jie nekelia tobulą techniką. Visą laiką ten keldami, raudami štangą virš galvos gali paeiti kažkur, ten kreivai atsistoti, kreivai stūptis, panašiai. Visą laiką tą techniką gali kažkiek šlubuoti, kai tu save spaudi. Esmė tame yra, kad ne kiekviena diena bus tokia tobula, nebus tipo, kad jausis gerai, net ir gali būti varžybų diena, blemba, jaučiuosi ne taip gerai, žinai, bet vis tiek reikia tą svorį kelt tobulai. Tai va šitie dalykai visi, jie sueina į vieną ir būna, kad, tarkim, jautiesi prastai, bet vis tiek nori save tobulai spausti. Vis tiek tu save spausti, kad ir technikos neišlaikysi. Kitas dalykas. Jeigu aš susimažinsiu svorį ir darysiu techniškai tobulai, bet aš, kad ir techniškai tobulai darysiu, aš padarysiu vietoj tų 6-7 judesių, aš padarysiu tada kokių 12, 13, 15 judesių, kas man iškart reikš, kad tai yra per lengvas svoris progresuoti. Man tai bus per lengvas svoris. Aš nekalbu, kad 12 judesių yra dabar prastas judesių skaičius, ne. Bet tam pratime, tam kartui, tai serijai aš noriu daryti su mažiau svorios, mažiau judesių, tiksliau su daugiau svorio, mažiau judesių, didesnių pasipriešinimų. Taip pas mus ateina rezultatai. Taip ir ateina pas mus rezultatai. Kas sieja, šnekant grįžtant atgal prie tų visų skirtingų programų, su kuriuom visi skirtingi sportininkai užaugo, kaip šnekėjau mašinai, tai dabar čia lygiai tas pats ir ateina, apie ką šneku aš. Kad visi darė skirtingus pratimus, visi skirtingas programas darė, bet vis tiek užauga. Visokie olimpiečiai, panašiai, tai influenceriai vis tiek užauga. Tai ką jie daro? Kelia sunkiai svorį. Jie kelia sunkiai svorį. Pasipriešinimas mums lemia augimą. Viskas. Žmonės net gali užaugti ne sporto salėje. Kodėl? Tarkim, nežinau, kur nors trojkėsi, nešios ten kokius cemento maišus, dar kažką, jie gali net rankas didelės susiauginti vien dėl to, kad nešios tai bicepsus, ta prasme. Realiai. Pavyzdžiui, nesakau, kad yra toks dalykas, kad tarkim, jeigu aš darysiu po daug pakartojimų, pas mane neatsiras raumens ir aš neužaugsiu, aš taip nesakau. Bet jeigu tu, tarkim, esi naujokas, tau gali veikti belekas, tau gali bet kas veikti. Tas naujokas dalykas, tie newbie gainsai, jie gali būti net ilgą laiką užsitęsti, jie gali labai ilgą, net 2 metus gali labai stipriai progresuoti, tu gali 2 metus nestipriai progresuoti, bet vėliau stipriai sustot. Jeigu tu nesustosi, tai greičiausiai bus pas tave, tiesiog jau vos neženklas, kad tu arba visiškai genetinė anomalija esi, arba tiesiog sėdi ant kursų. Tai dažniausiai, kai žmonės tu žiūri jų progresą, ta prasme, tiesiog žiūri, kažkas paklausė, čia Tomai, kaip manai šitas žmogus ten ant steuro ar ne. Iš fotkės vienos, iš video, tiesiog taip matydamas žmogų, tu jo nepasakysi. Bet žiūrėdamas jo istoriją per metus, kaip jisai keitėsi, kaip greit keitėsi, nuo kada jisai keitėsi, jeigu jisai, tarkim, jau 16-17 metų jau labai didelis užaugo ir tada visą laiką toks pats, čia irgi jau riba yra. Gal jisai tiesiog pakursavos, dabar ramiai sėdi, savęs nespaudžia, sumažino gal tas dozes.
Bet vargiai. Greičiausiai bus taip, kad tiesiog žmogus natūralus, genetika turi, kaip ir sakiau, pirmus metus paprogresavo, daugiau neina virš savo ribų, viskas panašus dydis, panašus tas, jėga gali biški pakeisti, pirmyn atgal, ne, ypač jeigu jisai pradeda treniruotis jėgai, bet vis tiek nebus tokių nesveikų anomališkų skaičių, nebus, ta prasme, kažkokių anomališkų skaičių, nebent sakau, tas buvo visą laiką pas žmogų, visą laiką. Šiais laikais iš viso aš kaip pažiūriu, pas mane per TikTok ateidavo jaunimas, aš apakis, aš vis nežinau, žmogus atrodo sveriasi 7 kilų, benčina 108 kilų. 108. Aš per visą savo gyvenimą nesu benčinęs 180 kilų. Nesu. Čia ateina 17-mečiai, 16-mečiai, kurie benčina tiek. Ir ką man tipo pasakyti, tipo, jo, natūralus čiuvas, nu, ne, nu, taip tiesiog, nu, taip nebūna. Taip nebūna. Ta prasme, nu, taip nebūna. Taip nebūna. Tokiem dalykam, kad ir jėgos augimui viskam reikia laiko. Tu, kai esi paauglys, tu realiai dar vystaisi. Pas tave, aš nežinau, nebent tu esi gal metro pem. Nebent metro pem esi, tada gal aš tikiu. Bet šiaip labai retas atvejis. Nesakau, kad neįmanoma, tiesiog labai retas atvejis. Ir jeigu tu esi toks, realiai tu, pavyzdžiui, žiūri, esi toks, tai čia tiesiog pagirtina, realiai. Čia pagirtina. Tokiu atveju aš tiesiog tik į varžybas eičiau, tik į varžybas. Nes čia, wow, nu, na, 108. Blet, casual pakalbu 20 minučių ir tada va, darom seriją. Eik, tu na, išsigimėlis. Šitą ranką žymiai lengviau darosi. Bet nereikia dėl to pergyvent. Daug žmonių irgi labai parinasi dėl to, kad pas juos viena ranka, kita atsilieka, jėgos ten skiriasi, panašiai, skirtingi ten dydžiai. Atsiminkit žmonės, mes bet kokiu atveju esam kreivi, mūsų kūnai yra kreivi. Labai retas žmogus, kuris yra tiesus, ta prasme, tiek jų ten smegenų pusrutuliai ten yra lygus, tiek kūnas, ane, lygus. Pas mane irgi rankos labai stipriai skiriasi, nesakyčiau. Ir kiek aš atsimenu, taip visą laiką ir buvo. Aš net neatsimenu, pavyzdžiui, nuo ko. Ar ten raumuo plyštų, ar dar. Nope. Tiesiog kiek atsimenu, taip ir buvo. Tai čia labai yra normalus dalykas. Pavyzdžiui, jeigu tu darai 2 rankom pratimą, nu, tarkim spaudimą, ne? Spaudžiu svorį. Tai čia normalu, kad pas jūs kažkuri pusė greičiau pasiduos. Taip ir turi būti. Kad 2 pusės pasiduotų iškart, dažniausiai čia jau ateina pas žmonės, kurie biški labiau yra patyrę, taip kontroliuotai daro tuos pratimus techniškai ir tą svorį tokį užsimeta, kad nebūtų jau visiškai, nu, kaip ir sakiau, nesąmonė ten po one rep maxą daryti, po vieną judesį, ne, kad kiekvieną judesį nežinomybę, ar tu iš vis įspausi, neįspausi. Tai būtent paskutinis judesys pas kiekvieną žmogų gali būti kreivas, gali būti ten pas kiekvieną žmogų. Labai, sakau, labai, kad ir jūs patys gal matėt, labai dažnas atvejis yra, kai spaudžia žmogus, kad ir patyręs, viena ranka atsisako. Viena ranka atsisako, visą laiką viena ranka atsisako. Tai sakau, pasikartosiu, manęs dar čia salė klausė irgi, kad čia viena kita ranka silpna, kaip čia supras dabar, ar čia blogai ar ne, sakau, čia yra normalus dalykas. Čia normalus dalykas. Jeigu viena ranka atsisako, nesipaninkit, silpnesnė ranka, galvokit taip, kad jūsų silpnesnė ranka, jeigu jūs dirbat, pavyzdžiui, su to pačiu svoriu, ne, jinai dirba daugiau, jinai dirba sunkiau. Tai jūs palikit tą svorį, o ne kaip tik dar labiau kelkit, tada kaip tik, jeigu dar labiau svorį kelsi, dar labiau pas jūs bus tie atsisakymai tos silpnesnės pusės dirbt. Bet jūs palikit tą patį svorį, kad ir anksčiau jinai laiko pasiduos, bet jinai stiprės ir sustiprės labiau ir tada pasivys. Nu taip, jūs duosit labiau tą tokį, kaip ir tokį spyrį išiknutai pusiai, kad jinai
pasivytų. Ble, ką aš čia nusišneku? Spyris į šiknai rankai. Dabar vėl čia apšilsiu. Per daug. Nebešnekėsiu, reikia biškį susiimti man su pratimais. Aš tikiuosi labai žmonės, kad jūs, jums įdomu realiai pasiklausyti, jūs kažką gal įdomaus išgirstat. Aš nelaikau savęs, kad kažkoks esu žiniuonis, ekspertas ar ten žinovas, ar kad tokio mąstymo esu, kad viską darau kitaip nei kiti čia, arba reikia daryti taip, kaip kiti nedaro. Aš atvirkščiai toks esu, kaip tik sakyčiau, iš kitos pusės, kuo paprastai, bent jau laikau savo tą, kuo paprastesnis požiūris į sportą, kaip tik reikia kuo mažiau visko, negu žmonės galvoja, kuo mažiau tų visų detalių, nesąmonių. Apie sportą galima labai daug šnekėti, bet tas dalykas jis susijęs labiau patyrusiam sportininkam, bet didžioji dalis žmonių yra dažniausiai iki labai patyrusių sportininkų. Tai yra naujokai, kažkiek patyrę ten, bet dažniausiai, sakau, tie visi smulkios detalės, smulkus patarimai, tokie kaip tie, pavyzdžiui, kaip čia su kokia rankena, kokį čia pratimą papildomai daryti tai daliai. Šitas dalykas yra, sakau, labai specifinis dalykas, labai specifinis. Pavyzdžiui, yra viena dalis žmonių, pavyzdžiui, vyrams dažnai reikia treniruoti užpakalį, sėdmenis, realiai. Dėl sėdmens trūkumo, raumenų trūkumo dažnai būna ir atsiranda skausmai nugaros apatinėje dalyje, ne? Ir aš kiek siūsdavau klientus pas kineziterapeutus, visą laiką duodavau daryti būtent dubens pratimus užpakaliui. Ir dauguma net man net žmonės rašydavo, sako, klausyk, aš čia Kaune sportuoju pas tokį trenerį, jisai man neduoda daryti šiknos pratimų, bet tu sakai, kad šiknos pratimus reikia daryti, o ypač, žinai, jeigu ten sėdimus darbas ir panašiai, ir stiprinti užpakalį, kad nugaros dar neskaudėtų ir panašiai. Ne tai, kad neskaudėtų, bet krūvio kažkiek išimtų. Ne? Jeigu aplamai nugaras skauda, reikia viską atsargiai labai daryti, o ypač jau tada tikrai nueiti pas kineziterapeutą, kad pažiūrėtų, ką gali daryti. Žodžiu. Bet jeigu, tarkim, jisai sako, aš čia noriu daryti užpakalio pratimus, ateinu daryti užpakalio pratimus, man treneris sako, kad čia bobiškas pratimas ir tu esi gėjus, jeigu tu darai užpakalio pratimą. Ir aš nemeluoju. Aš neminėsiu, kas čia gan net iš tikrųjų žinomas žmogus yra youtuberis. Gal jisai net netyčia pamatys šitą video, nežinau. Bet, realiai, aš jums nemeluoju, realiai. Sako, bobiškas pratimas ir tu gėjus bus, jeigu tu darysi dubens kėlimą. Primeskit, ta prasme, čia treneris. Kai šikna pas vyrus labai dažnai atsilieka, ta prasme, jos iš vis nėra. Vyrai taip vengia, pavyzdžiui, kojas daryti, o dažniausiai vyrai, jeigu ir daro kojas, pavyzdžiui, sporto salėje, ypač naujokai. Ir dažniausiai ką daro ten kojų, ten ištiesimus ir sulenkimus, viskas. Šiknos praktiškai beveik neliečia, šiknos beveik nejaučia. Ypač naujokas, jeigu jisai darys, jisai dažniausiai iš vis darys tokią techniką, kad beveik šiknos nejaustų. Pavyzdžiui, visus pratimus, kuriuos mes darom šiknai labiau, tai pavyzdžiui, pritupimus, įtupsus mes su nugarą turim pasilenko labiau į priekį, tiesia nugarą pasilenkti į priekį, labiau užtemsim šikną, viskas, žinai. Jeigu norim labiau, kad tu galvį atsilenkt, akcentuoti turim atsilošti atgal, tada jau čia tempia, jeigu atsilošiam atgal. Aš vėl sėdžiu ant treniruoklio ir japinu 10 minučių. Apie ką? Apie šikną ir apie kojas, kai darau viršų. Ojojoj. Blogos žinios. Dar skauda krūtinę po praeitos treniruotės. Šitas treniruoklis toks biški keistas yra, dėl to, kad čia atrodo tą spaudimą darai į apačią. Tai dėl to jisai yra biški net lengvesnis negu įprastas treniruoklis, pavyzdžiui, būtų spaudimas, ne? Pavyzdžiui, čia šone, kur yra treniruoklis, tai yra jis atvirkščiai labiau į viršų spaudė. Tai labiau krūtinės viršui, tai akcentuoja gal labiau krūtinės viršų, ne? Čia iš vis, ant šito treniruoklio labiau, sakyčiau, iš vis vos ne tricepsą labiau akcentuoja, nei kažką kitą daryti. Bet vien su tricepsu, logika prasta, vien su tricepsu tiek svorio aš nepakelčiau. Būna, aišku, būna tokių dalykų, kai
Sakau, darai, va, pavyzdžiui, tokį treniruoklį, ten koks ateina bičias, ai, tu čia rankoms darai, jo, blėt, aš rankoms, va, su tiek svorio laisvai, va, pabenčinau tricepsų. Gal davai iš vis ant štangos, ant skull crusher užsimesiu. Faktas yra, kad daugumoje pratimų mes, tai prasme, pas mus dirba kiti raumenys. Faktas. Juos dažnai būdavo, nežinau kaip dabar, bet vadinama baziniais pratimais, tokie, kur daug apima raumenų grupių, baziniai pratimai, ten pritupėjimai, ten deadliftai visokie, nes apima labai daug raumenų grupių, ne? Tai treniruokliuose panašiai yra, panašiai. Treniruoklis čia yra, tu nedarai vien tik krūtinę, čia nėra maks izoliuotas pratimas, nėra. Pavyzdžiui, jeigu eisiu su linu daryti, tai kur nors ant suoliuko atsigulęs, nu aš maks izoliuočiau. Jeigu dar ten to labiau apsiviniočiau, ten kažkaip darai, kad iš vis dilbis mano nedirbtų, diržaisi dar kažką ten gumom prie lino, dar labiau pas mane atjungsiu viską, maks iš vis izoliuosiu viską, žinai. Bet tada aš turėčiau sėdėti nejudinamas, patogiai, visiškai patogiai. Kad pas mane judėtų tik, va, pavyzdžiui, viena dalis. Tada izoliuočiau. Nes yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, daro izoliuoti pratimus, bet jie ten, blėt, gali raitytis visaip ten ant tų treniruoklių, dar kažką ten atrodo, iš kūno masės daro tos pratimus. Tai kokia tada esmė yra? Čia panašiai kaip daryti trauką nugarai su strapsais, ne? Daug kas mėgsta strapsų daryti su strapsais, kad atjungti tos dilbius. Aš nežinau, kam tą daro žmonės, nes aš kaip tik visą laiką mėgstu kaip tik stiprinti dilbius, kaip tik pagal idėją reikia stiprinti dilbius, kaip tik juos reikia stiprinti. Nežinau, aš visą gyvenimą dariau kaip tik su savo rankom, nes atrodo kaip tik normalu gyvenime turėti stiprų suėmimą, žinai. Tai, žodžiu, daro su strapsais kažkokį pratimą ir pratimo metu atrodo, gerai, darai su strapsais, kad tu nuimtum krūvį nuo dilbio, bet tu darai iš inercijos ir mojuoja, blėt, tą svorį, va taip daro. Tai tu pusę krūvio atimi vien dėl to, kad tu iš inercijos darai, mojuoji tą svorį, bet iš kitos pusės tu su diržais darai, kad pas tave nebūtų krūvio čia. Tai gaunasi, kad tu bandai sumažinti, pasunkinti savo nugarai krūvį, pasunkinti, kad čia jaustųsi čia, ne, nugarai, bet iš tos pusės, kad tu darai su inercija, tai tau kaip tik mažiau čia jausis. Suprantate, apie ką aš? Tai gaunasi, kad tu atimi krūvį, tu pridedi krūvio. Tai kam tada pridėti? Kam tada atimti? Žodžiu, jeigu tiesiog galėtų daryti, pavyzdžiui, kaip aš darau praeitą treniruotę, irgi dariau, klausė, kodėl aš taip darau pratimą nugarai. Pasilenkęs, nedariau, pasilenkęs, šitaip, tiesia nugarą, nesusirietęs, tiesia nugarą, pasilenkęs traukiu per apačią, va, ir aš nejudu. Paskutiniu metu aš visus pratimus stengiuosi, kiek išeina daryti, daugumą pratimų atsirėmus kažkur, kad nedaryti iš inercijos ir su dideliu svoriu. Tai labai, sakau, šitas dalykas man diena naktis pakeičia viską pakeičia. Ta prasme, iškart jauti daug didesnį krūvį. Ir dažniausiai net sumažėja tavo darbinis svoris. Tai ten irgi tas pats, aš tą patį irgi darau, kai pasilinkiu į priekį, tada aš labiau izoliuoju tą tokį judesį, kad nebūtų pas mane visiškai inercijos. Pasilenkęs, kai traukiu, izoliuoju labiau sparnus, per apačią šita dalis labai stipriai dirba. Tai maks izoliuoju va šitą dalį. Maks. Telefonas jau biškai įsikrauna, tai nufilmuosiu dabar tik pratimus, kuriuos darau. Vėlgi, jeigu dėl technikos kažką labai norit pasiklausinėti ar dar kažko, galite laisvai vėl pakomentuoti, vėl kitam gal video sakysiu. Eik tu, na, kiek man dar daug liko, aš dar tik antrą pratimą čia darau per valandą. Nežinau kodėl, bet pratimo metu kažkaip pradėjau galvoti,
Blembo, jeigu man suplyš krūtinės raumenis, jeigu man suplyš krūtinė. Ir kiekvieną judesį darau, atrodo, net stengiuosi mažiau įsileisti, nes baimė iškart atsirado. Gerai, kad niekada tokio gyvenimo šūdo nebuvo. Šiaip dažniausiai atsiranda per didelius svorio šuolius. Vat, kai tarkim aš esu naujokas, pradėjau daryti su vienu blynu, su 2 blynais. Su vienu gal naujokas. Ir užkursavau ir po kurso pas mane iškart jau kitą savaitę jau 2 blynai, dar kitą savaitę 3, 4 savaitę jau su tokiu steku darau. Per tokius šuolius dažniausiai pas mus būna ir tie visi plėšimai skaudulų raumenų. Tai jeigu tu lėtai progresuoji, tu tą svorį, kaip čia pasakyti, esi ragavęs ne kartą, dažnai ragauji panašų svorį lėtai labai, dažnai po daug judesių darai, tai vargiai tau kažkas tokio panašaus stiks. Nebent jau kūnas ten jau visiškai sako, kad reikia pailsėti ir nepailsi, jeigu svoris tą dieną yra žiauriai sunkus, vos padarai su ten 3 blynais, 4 ir jau dar daugiau užsidedi, tai jau bus jau geras ženklas, kad gali būti nelaimė. Oi. Šitą pratimą seniai dariau, tai labai daug iš inercijos darau, kad biškį prisimint, išmokti atgal, kaip daryti, nes atrodo toks išėjimas iš komforto zonos daryti šitą pratimą dabar yra. Viršui beveik apkrovos krūtiniai nėra, tai čia kad pilnai suvest, nėra prasmės. O čia va, galiu laikyti svorį čia kiek noriu dzin, palyginus čia. O veiktina. Čia kuo ilgiau palaikau, tuo sunkiau pakeliu. Veiktina. Rankų dar neprisipumpavęs, bet visai normaliai. Kaip steroidčikas, ne? Presas lenda. Normaliai. Pusė 5 ryto. Kodėl naktį sportuoju? Visą laiką per TikToką tokie klausimai. Kodėl naktį? Būtent tam, kad va šitą dalyką, ką darau, galėčiau daryti naktį. Dieną šitaip neprifilmuočiau prie pilno žmonių, prie užimtų treniruoklių. Pats užimčiau treniruoklius valandom. Taip yra. Tenka čia dėl šito dalyko pasiaukoti. Miego ritmas sutrikęs baisiai, belia ką būna, kartais nepamiegu, bet yra kaip yra. It is what it is. Kompas sudegė, it is what it is. Realiai. Čia jau rimta tema. Susprogo kompas, jeigu žmonės palaikot šitą mano turinį ir norit padėti, kad ir streamus galėčiau toliau daryti. Realiai būčiau labai dėkingas, kas norės, pavyzdžiui, prisidėti su kažkokiu subu, dar kažko. Tai subu turiu omeny ne tai, kad per YouTube, bet per Patreoną, ne? Tikrai būčiau dėkingas už kiekvieno jūsų paremimą arba žmonės, kurie gali tik tai palaikinti, pavyzdžiui, pasubinti, tai peržiūrėt video, ačiū Jums labai, ačiū labai už naujus subus, ačiū labai už tai, kad palaikot. Pavyzdžiui, aš sakau praeitam video savo, kur iškėjau prieš savaitės, tokio konteksto video surinkau 2K peržiūrų beveik, tai man čia yra kosmosas realiai, kad daryti tai, ką aš darau va čia va ir surinkti tiek peržiūrų, man čia yra kosmosas realiai. Tai žiauriai ačiū Jums, labai ačiū. Tikrai jaučiuosi dėkingas, labai dėkingas jaučiuosi.
Šiaip aš jums nemeluosiu, bet sporto salė žiauriai karšta, žinau, kad aš čia be maikės majausi, bet žiauriai karšta, visas šlapės tiesiog. Aš labai retai kada būnu šlapės, bet salė taip karšta, aš nežinau, kodėl taip karšta salė. Dabar dar presą darysiu, kai viršila be maikės. Žinau, paskutinės serijas aš jau čia greit filmavau, nes liko keli procentai mano baterijos, tai galimai va to išsijungs telefonas. Pavargau. Norėjau kokį rečiau padaryti. Tokie treniruotė galą gavosi net ne biško per ilga. Šį kartą ilgiausias patau, kiek išeinu iš vis, aš nežinau, gal čia 2 valandas sėdžiu salėj. Per daug užsišnekėjau, tai jaučiasi, kad jau pradėjau ne tai, kad ryškesnis jaučiuosi, bet jau vandens pradėjo kaupti, ką geriau organizmas. Nes labai dehidratavau. Ir šitą visą laiką išprakaitavau labai. Tai sukaupė visus vandenis, kuriuos išgėriau. Žodžiu. Tai va, šiandien tiek. Nežinau, kokia čia tema bus pas mane šiandienos video, neįsivaizduoju. Bet gal tema tokia, kad kompas mano nusprogo streamo. Update'as streamų nebus. O kalbant apie streamus, dar vienas iš dalykų, kur pagalvojau, kad pas mane dabar net realiai ir vyko streamo metu. Tai pas mane yra žmonių, kurie ateidavo, paremdavo, tarkim, streamo metu mano veiklą, ne? Ir tuo pačiu jie su manim susisiekdavo dėl sporto klausimais. Aš realiai jiems tas sakęs esu ant kartų irgi, kad gali man rašyti bet kada, vien dėl to, kad, pavyzdžiui, paremė mane per streamą ir gali man rašyti bet kada, aš galiu jiems padėti realiai bet kokiais klausimais, realiai pasistengti, viskuo, kuo tik išeina. Ir jeigu tu esi vienas toksai iš tokių žmonių, kur, pavyzdžiui, nori irgi kažkokios pagalbos, vos ne, tai galima sakyti, ne online coachingo iš mano pusės. Laisvai yra toks būdas. Galima sakyti, jūs man padėkojat gal už turinį ir aš jums to pačiu dar atsilyginu su savo pagalba, kaip trenerio pagalba, ne? Tai iš tos pusės galime taip irgi padirbti, susitarti. Tai iš tikrųjų yra pas mane tokių keletą žmonių, aišku, kai kurie žmonės jau norėjo ir programų ir panašiai, bet programų aš nedarau, nepardavinėju. Aplamai kitas dalykas, dėl to, kad jeigu aš jį daryčiau, man reikia viską persifilmuoti, aš noriu savo tas programas pasidaryti pagal save, kad mano viskas būtų. Tai labai daug laiko užtrunka. Tai šitas dalykas yra pas mane planuose. Bet kitas dalykas, tai sakau, jeigu kažkam, kad ir gerai, bet kokiu atveju, kad šiaip jums kyla kažkokių klausimų apie sportą,